Prašau nurimti. Mūsų laukia labai svarbi pamoka. Ačiū. Šiandien kalbėsime apie likimo žymeles. Nuobodu. Visi mato mano likimo žymelę, ar ne? Kaip ir visi kiti poniai su žymele negimiau. Mano šonas buvo tuščias. Oho, tokia miela. Tada vieną dieną, kai buvau maždaug jūsų amžiaus, pabudau ir pamačiau, kad man atsirado žymelė. Pažvelkit jo šukuoseną. Žinau, bet tada tokie karčiai buvo madingi. Nusprendžiau tapti mokytoja ir gėlė simbolizavo mano viltį, kad galiu padėti būsimiems mokiniams sužydėti, jei tobulinsiu jų žinias. Šypsenos simbolizavo džiaugsmą, kurį tikėjausi suteikti besimokantiems poniukams. Tai ir gali man pasakyti, kada ponio atsiranda žymelė, kai jis pajunta šitą, kas daro jį ypatingą. Taip, Tviste. Žymelė atsiranda ponio ant šonų, kad jis ar ji pajunta, kad šiuo tuo skiriasi nuo kitų ponių. Ponis supranta, kuo yra ypatingas ne per naktį. Ir nei tikėjimas, nei prašymas, nei maldavimas nepriver žymelės atsirasti anksčiau nei skirta. Ką? Žiedeli, perduodi laiškelį. Kas tokio svarbaus, kad negali palaukti pertraukos? Jis tuščias? Ar neprimena tau jokio ponio? My little pony. I used to wonder what friendship could be, until you all shared its magic with me. Big adventure, tons of fun, a beautiful heart, faithful and strong. Sharing kindness, it's an easy feat, and magic makes it all complete. You have mine. Did you know you're all my very best friend? Mano mažasis ponis. Nori saldumynų? Turiu saldainių su pipirmėte, dariau pati. Jie tave pralinksmins? Ne. Nesuprantu, kam reikėjo pamokos apie likimo žymeles. Laukti likimo žymelės jau nebeaktualu. Tu jau turi, aš irgi. Mes visi jas jau turim. Na, beveik visi. Nesijaudink, vis tiek galite ateiti į mano žymelių vakarėlį šį savaitgalį. Bus nuostabu. Vakarėlis mano ir mano nuostabios žymelės garbei. 1, 2, 3. Eina sau. Susitiksim šį savaitgalį be žymės. Taip nesąžininga, taip tiesiog nesąžininga. Nekvaišink karčių, tau atsiras likimo žymelė. Anksčiau ir vėliau visiems ponėms atsiranda. Bet noriu jos anksčiau ir vėliau, noriu jos dabar. Negaliu eiti į deimantinės tiaros vakarėlį be jos. Tiesiog negaliu. Aišku, kad gali. Savo klasėje aš paskutinė gavau likimo žymelę. Ir labai ją didžiavausi. Žinau, kad mano likimas vadovauti saldaus obuolio fermai ir šie ryškos obuoliukai tą patvirtino. Geriau pamačius ir močiutei Smith žymelė atsirado paskutiniai klasiai. Kaip ir didžiajam Macintoshui. Manęs tai visai net guodžia. Ko gero tai reiškia, kad šeimos tradicija gauti likimo žymeles paskutiniams. Šeimos tradicija. Šeimos tradicija. Šeimos tradicija. Tu turi obuoliukus? Močiutė Smith turi obuolių pyragą. Didysis Macintoshas obuolio puselę. Ko gero mano unikalus talentas kaip nors susijęs su obuoliais. Obuoliai. Nusipirkite skanių maistingų obuolių. Skanių ir maistingų. Ir juos galima naudoti visaip. Juos galima valgyti, su jais galima žaisti. Atsargiai. Kurti aukštą meną namams. Būtų kvaila nenusipirkti kibiriuko. Ji tokia kūrybinga.
Ponia, gal norėtumėte nusipirkti obuolių? Ne, ačiū. Kodėl ne? Jau pilni namai. Tikrai? Tikrai. Jūs tikras, bet ne visai. Ne, nebejotinai tikras, ar ne? Jei nusipirksiu obuolių, ar duosi man ramybę? Žinoma. Pamiršote grąžą? Štai kaip reikia pardavinėti obuolius ir pelnyti likimo žymelę. Kaip jie atrodo? Pilna obuolių pintinė, patenkintas pirkėjas valgantis obuolį, gal pirmiausia reiktų padidinti pardavimus? Kas palies, tas turės pirkti. Imam grynais arba kortelę. Atleiskit, ponia. Ponia, žiedelį negalima tiesiog. 4 monetos. Nedėjau jų į krepšį. Papasakokit kitam. 4 monetos, ponia. Žiedelį, labai atsiprašau. Į naujokį, štai, paim. Už dyką. Ir dar, ir dar. Būtinai sugrįžkit. Ir dar. Būtinai sugrįžkit. Kas? Atleis sesute, bet tavo obuolių pardavimas baigtas. Ką? Bet kaip tada gausi žymelę? Namo, tuoj pat. Klausyk, širdelė. Žinau, kad sunku laukti savo likimo žymelės, bet nieko nepadarysi. Bet to tu dar nedidelė. Ar tavo klasėje nėra kitų kumelaičių be žymelių? Na, Tvistė irgi neturi žymelės. Gal jaustumės geriau, jei eitum į šventę su ją? Na štai. Aš tikra, kad jūsų Tvistė puikiai pasilinksminsite, o dabar bėg susirasti draugės. Aš tikrai nenoriu, kad likčiau iki turgaus pabaigos. Ei, kas ėmė mano raketę? Tikrai ne. Labas, žiedelė. Pamaniau, gal galėtume nueiti į Deimantinės tiaros vakarėlį kartu. Aš neturiu likimo žymelės ir tu neturi likimo žymelės. Na. Argi mano žymelė nežavi? Visada mėgau gaminti saldumynus, bet prireikė laiko, kad suprasčiau, jog čia man super ypatingas talentas. Šaunu, ar ne? Taip, šaunu. Tai nereiškia, kad negalime eiti į žymelių vakarėlį kartu. Juk į šventę, ar ne? Aišku, kad eisiu. Juk būti vieninteliam poniui be likimo žymelės nėra baisiausias dalykas. Rodos virš vieno ponio pakibęs tamsus debesis. Leis tau padėti. Kas nutiko, vaikeli? Šiandien žymelių vakarėlis ir ten bus visi mano klasės poniai. Jie visi su likimo žymelėm ir aš noriu gauti likimo žymelę, bet aš prasta obuolių pardavėja. Labai noriu vakarėlį, bet kaip eisiu vakarėlį, jei neturi žymelės? Sesuo sako, kad kada nors ją gausiu, bet aš jos noriu dabar. Likimo žymelė. Galiu tau akimirkai gauti likimo žymelę. Obelūžė sako, kad tam reikia laiko, kad turi tiesiog palaukti. Kam ko nors laukti galima paraginti, bet obelūžė sako, ko klausysi. Obelūžės ar ponio, kuris pirmą savo klasėje gavo likimo žymelę. Man visat patiko skraidyti, bet niekur neskubėjau. Bet per pirmas lenktynes supratau, kad man reikia greičio ir bam. Ir ši mažutė atsirado taip greitai kaip žaibas. Štai taip, išties kojas, jauskis gerai ir laisvai. Svarbiausia išbandyti kuo daugiau dalykų, kaip įmanoma greičiau. Vienas iš jų būtinai atves tave prie likimo žymelės. Ar tu pasiruošus? Pasiruošus! Klausiau, ar tu pasiruošus? Pasiruošus! Žongliravimas pirmin. Sklandymas pirmin.
Karate, pirmyn. Aitvaro leidimas, pirmyn. Ultraponių derbis su riedučiais, pirmyn. Šitą bandėm. Tavo nauja suknelė puikiai tinka vakarėliui. Taip, ji pabrėžia mano naują likimo žymelę, mėgstu būti ypatinga. Ar numanai, kokia gėda būti neypatingai? Net bijau apie tai ir pagalvot. Šitą bandėm. Aš pasmerkta, visai netrasiu savo talento. Manau, tau puikiai sektųsi valgyti keksiukus. Valgyt keksiukus. Labai ačiū už pagalbą, vaivorykšte. Tu puikiai trenerį, daug iš tavęs išmokau. Ir aš tikra, kad galėčiau išmokti dar daugiau, bet... Lėkiu valgyt keksiukų, susitiksim per vakarėlį. Palauk, rožiukė, bėgu. Negaliu patikėti, kad nesusimaščiau pati. Keksiukų valgymo žymelį, juk tai akivaizdu. Tai kur keksiukai? Aš pasiruošus kremus. Keksiukų neturiu, bet manau, tau puikiai pavyktų juos kepti. Manau, tik turi keksiukų kepimo žymelį. Paima miltų stiklinę ir dubenį molinį. Įmaišom ko nors saldaus ir trupučiuką sūraus. Kepti gardėsius vieni juokai. Šaukštelis vanilės, žiupsnelis kantrybės ir štai tau keksiukai. Saldus ir skaniukai keksiukai, tik neskubėki. Keksiukai. Karšta. Šis kartą daug geresnė už aną. Ko gero man nelemta būti kepėja. Tiesiog turiu tai pripažinti. Mano šonas lyg tuščias visam gyvenimui. O kasgi čia? Kur? Ar man ant šono kas nors yra, ar ne? Žymelė. Tai matavimo stiklinė. Ne, dubuo. Ne, ar čia keksiukai? Gal keksiukų bokštas? Miltai, čia miltai. Valio, atspėjau. Ką žaisim dabar? Žaiskim bingo. Bugera, žaidžiam bingo. Kas čia dedas? Kepim keksiukus. Gal nori paragauti? Ne, ačiū. Nesakau, kad jie atrodo negražiai. Kibirkštėlė, privalai man padėti. Kas nutiko? Šiandien žymelių vakarėlis ir ten bus visi mano klasės poniai. Jie visi su likimo žymelėm ir aš noriu gauti likimo žymelę, bet aš prasta obuolių pardavėja, sklandytoja ir keksiukų kepėja, bet noriu į vakarėlį. Bet kaip eisiu į vakarėlį, jei neturiu žymelės? Rožiukė sako, kad negaliu priversti jos atsirasti, bet man reikia, kad jie atsirastų dabar. Nesuprantu, kaip galiu padėti. Tu gali panaudoti savo magiją, kad man atsirastų likimo žymelė. Ne, žiedelį, kiekvienas ponis turi pats suprasti, kokia turi būti jo žymelė. Bugera kibirkštėlė pabandys. Atleisk, bet Bugera, labai prašau, labai. Ačiū, valio. Žinau, kad tau pavyks. Atleisk, mieloji, bet aš tau sakiau, bandyk dar kartą. Juk sakiau, kad net magija neprivers žymelės atsirasti, jei dar nelaikas. Beviltiška, tiesiog neisiu į vakarėlį, negaliu ten eiti. Visi iš manęs juoksi, šaipysis ir pravardžiuos, tai bus blogiausias mano gyvenimo vakaras. Aš tikra, kad viskas ne taip blogai. Nieko nebus, tikrai neisiu į tą vakarėlį. Kaip galėjau užsimiršti? Kaip galėjau pamiršti, kad vakarėlį rengia Rožiukė? Kaip galėjau pamiršti, kad jis vyks prie cukrinio kampo? Nepamirk šventinės kepuraitės užmarštukę. Turiu iš čia dingti, kol manęs niekas nepamatė.
Ei, čia mano vakarėlis. Pirmą tortą turėčiau paragauti aš. Gerai, žiedeli, jau beveik. Žiedeli, atėjai? Kai išgirdau apie tvistę, bijau, kad nepasirodysi. Džiaugiuosi, kad persigalvoji dėl likimo žymelės. Viskam savas laikas. Jei bandysi skubinti įvykius, tai tiesiog išprotėsi. Paliksiu jūs. Rodos, norit pasikalbėti. Nagi, pažiūrėkit, kas atėjo. Gražus aptaras? Susimąsčiau paskutinę akimirką. Jis labai pabrėžia tavo likimo žymelę. Ach, palauk. Na, žinoma, tu jos neturi. Turiu likimo žymelę. Ką, nuo kada? Nuo anksčiau, šiandien. Ar neparodyk? Man nederėtų, negaliu. Mano likimo žymelė tokia nuostabi, jog bijau, kad jeigu ją parodysiu, visiems kreipti dėmesį į mane, o ne į tave. Užgožta per savo vakarėlį. Baisiau ir būti negali. Tiek to, vis tiek man neįdomu. Einu pasišnekučiuot, smagaus vakarėlio. O ne. Oho, kokia nuostabi žymelė. Šaunus bandymas, tuščia šonelė. Kuo jums nepatinka tušti šonai? Klausiu. Kuo jums nepatinka tušti šonai? Tai reiškia, kad ji visai neypatinga. Ne. Tai reiškia, kad jos potencialas didžiulis. Ji turi daugybę talentų. Galimybės beribės. Ji galėtų būti didžiulė mokslininkė, puikia menininkė, garsia rašytoja, kada nors ji net galėtų tapti Ponyvilio mere. Ar ji neužriečia nosies kaip judvi? Ei, čia mano vakarėlis, kodėl jūs palaikot ją? Nes ir jūs be likimo žymelių, maniau aš vienintelė. O mes manim, kad mes tik dvi tokios. Manau, kad jums trims labai pasisekė. Pasisekė dėl ko? Dėl ko? Jos vis dar gali pažinti save ir suprasti, ko joms lemta tapti. Ir tam jūs turi marės laiko, o ne dieną. Oho, žiedeli, tikrai manai, kad gali tapti mere? Aš norėčiau tapti mokslininkė, gal man žymelė atsirado per anksti? Ei, ką visi daro? Čia mano vakarėlis, visi poniai turėtų skirti dėmesį man. Tebūnie, vis tiek manom, kad jūs nevykėlės, ar ne, deimantinė tiara? Ne dabar, sidabruolė. Aš vikruolė. O aš saldainiukas. O žiedelis, šauni daina. Pamaniau, kadangi mes draugės, juk mes draugės, ar ne? Be abejo, mes tokios panašios, be likimo žymelių. Nekeičiam deimantinės tiaros ir sidabruolės. Dar ir kaip. Mes draugės, tai galim pabandykim visos trys sužinoti, kas mes tokios ir kuo turime tapti. Galim suburti savo slaptą draugiją. Ši mintis man patinka. Slapta draugija. Mums reikės pavadinimo. Likimo žymelių trijulė. Įžymiai fantastiškos. O gal kovotos už likimo žymeles? Puiku. Bus nuostabu. Niekas mūsų nesustabdys. Gal atšvęskim su šiais gardžiais keksais?
Tik nesu keksais, pasikliaukit manim. Pažiūrėkim, gal yra sausainių? Taip, eime. Miela princesė Celestė, su džiaugsmu pranešu, kad viena iš jūsų jauniausių pavaldinių gavo vertingą pamoką apie draugystę. Kartais tai, kas rodos, gali išskirti tave su draugais, padeda susirasti artimesnių draugų ir suprasti, koks tu ypatingas. Išvertė Vitalija Košeleva, įgarsino Laima Štrimaitytė, garso režisierius Ramūnas Abromaitis, išversta ir įgarsinta SDI.